mes čia veikiam, tai tas toks ryšių laukas. Bet ir tie žmonės, kurie kaip ir dabar nėra dar numatyti kaip dėstyti, bet kuriuo atveju, man atrodo, jie anksčiau ir vėliau kažkokiu būdu įsijungs į tą programą. Reikia dėmesio arba net mūsų valstybė. Pirmam aukšte. Pirmam aukšte. Čia tu pasakėjai. Ir teatras, kuris siekia dabar tapti nebe to tradiciniu teatru, ir tas dizainas, kuris siekia tapti nebe tradiciniu dizainu, štai ir suranda bendrą vardiklį. Prisistatyti. Taip, aš manau, kad dizaino objektas jis nebūtinai turi būti kažkoks formalizuotas materialus objektas. Tai gali būti tiesiog mintis, idėja. Spekulacija. Man atrodo, čia. Apie įrankius kalba. Tai galva, jo. Intuicija be abejo, kaip pagrindinis, man atrodo, dalykas. Intuicija. Kada tu, ta prasme, intuityviai jauti, nejauti gal pats, tiesiog nesirėmė kažkokiam išankstiniam žiniom. Teatrą iš tikrųjų gali perkelti bet kur, bet kaip perkelti teatrą, kad jisai būtų apipavidalintas kažkaip. Tas dizainas tai yra tokia metodologija. Kaip intuityviai plaukiai, imitai. Aš matau, kaip žmonės tampa ir objektais, ir organizuoti. Tai yra tokia, kaip sakyti, čia ir visas spektaklis. Išpėla. Atsiprašau. Ir sferofais, kaip sakant, uždėti ir galutinai užbaigti, arba ką veikti, tai toks visiškai atviras ir kaip teodoras.